Aš siūlyčiau iš tikrųjų nepriešinti sričių, nes supraskim, kad tai ir sveikata, ir švietimas, ir kitos ypatingai svarbios kaip ir gynyba, bet jeigu tiltas ar viadukas nugrius ar kelias taps dėl oro sąlygų nepravažiuojamas, tai nei greitoji atvažiuos, nei priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nei policijos pareigūnai. Todėl šioje vietoje ieškokim balanso ir iš tikrųjų neišimkim kažkurios srities ir nesupriešinkim. Turim iš tikrųjų suprasti, kad tai yra vientisa sistema ir dirbti vieningai visas šias sritis sujungia į visumą. Nereikia žiūrėti tie keliai, jų ar mūsų. Yra bendrai valstybės turtas, kelių infrastruktūra, kelių tinklas ir mes visi esam atsakingi už to turto efektyvumą, būklės pagerinimą ir panašiai. Matom, kad infrastruktūrą tvarkyti reikia, matom, kad tikrai savivaldybės yra tikrai ūkiškai tvarkosi, gali tvarkytis, tik tai reikia sugalvoti tą algoritmą, kaip tai padaryti, tą daryti nuosekliai, ne revoliucijos, o nuoseklios protingos evoliucijos būdu, ką meras sakė. Ir manau, kad ties tuo ir galim toliau dirbti ir diskutuoti ir kalbėti. Tai šitoje pradinėje stadijoje, kada pradėdamas yra galvoti, apskritai pradedama galvoti apie projektą, ypatingai valstybinės reikšmės projektą, tikrai reikėtų to elementaraus ūkiškumo įsijungti, pasižiūrėti visas logistinės schemas ir nuo to pradėti. Ir aišku, kita didelė problema yra pati komunikacija. Iš tikrųjų, yra šitą, nesusišneka. Atrodo, kaip ir ant vieno lapo, po to vakare skaitai, žiūri, kad jau 3 metų skirtingos pozicijos. Tai tiesiog komunikacija, ūkiškumas, girdžiu gairės, gerai, galėsim pasižiūrėti, bet girdžiu pinigus ir žinom, ir turbūt šiandien visą dieną apie darbuošį šnekama, kad pinigų nėra pakankamą, tikrai nėra pakankamą iš tikrųjų ir tas pats biudžetas neguminis. Mes kaip susisiekimo ministerija visą laiką už didesnį finansavimą keliavom, tai čia negali būti jokio kito atsakymo.